Sveiki vaikai. Na štai mes ir vėl susitikome knygų klubelyje. Ir šiandien mano rankose yra labai daug knygučių, labai gražių. Ir visos šios knygutės, kurias aš turiu, jos yra apie emocijas. Kas yra emocijos, vaikai? Emocijos tai kaip tuo metu tu jautiesi. Ką tu tuo metu jauti? Galbūt tu esi labai vienišas, o galbūt tu kažkam jauti pavydą. Galbūt tu tą minutę jautiesi labai liūdnas. Galbūt kartais tu supyksti. O gal tu šiandien jautiesi labai laimingas? O galbūt tu labai jaudiniesi. Tai vat yra tokios vaikai emocijos, tai ką mes jaučiame, taip kaip mes jaučiamės. Emocijų yra įvairių. Ir šiandien aš paimsiu vieną knygutę iš visos šitos kolekcijos ir paskaitysiu jums apie kokią nors vieną emociją. Na, aš galbūt pasirinkčiau, kai jaučiu pavydą. Bet paskaitysime šitą knygutę. Kai jaučiu pavydą. Kai jaučiu pavydą, esu lyg didelė raguota pabaisų pabaisa. Tuomet noriu, kad visi daiktai priklausytų tik man. Štai rodau iliustracijas. Kai užvaldo pavydas, man atrodo, kad tėvai mažąjį broliuką myli labiau nei mane. Pavydėdamas kartais krečiu kvailystės, vien tam, kad atkreipčiau aplinkinių dėmesį. Ypač pavydžiu, kai draugas gauna žaislą, apie kurį jau seniai svajoju. Arba kas nors aplenkia mane varžybose ir netgi atbėga pirmas. Arba sulaukia daugiau dėmesio nei aš. Kai pavydžiu, graužiuosi dėl to, ko neturiu ir kas man nesiseka. Tuomet jaučiuosi negerai. Norėdamas nuvyti pavydą šalin, stengiuosi prisiminti, už ką turiu būti dėkingas ir ką sugebu. Juk turiu mėgstamų žaislų ir puikiai moku važinėti riedučiais. Ir esu mielas bei rūpestingas draugas. Pasikalbėjęs apie tai, kodėl jaučiu pavydą, įsitikinu, kad draugai ir šeima myli mane tokį, koks esu. Pavydžiu, kai susigalvoju, kad kiti turi daugiau nei aš arba yra šaunesni už mane. Kartais tai tiesa, kartais ne, o kartais tie patys triušeliai, kuriems aš pavydžiu, pavydi man. Taigi knyga apie pavydą. Na, o dabar, žinot, visai norėčiau gal ir dar vieną knygelę paskaityti. Tokios jos labai gražios. Galbūt paskaityčiau, žinot, knygelę, kai aš supykstu. Paskaitykime dar šitą knygelę. Kai supykstu, pilvelyje jaučiu kunkuliuojantį ugnikalnį, kuris tuoj išsiverš. Kai supykstu, noriu spardytis ir rėkti ir trypti kojomis taip smarkiai, kad imtų drebėti visas pasaulis. Noriu skuosti lyg akis išdegęs ir niekada nesustoti. Visi kartais supyksta.
Įsiuntu, kai kas nors iš manęs juokiasi, arba sugriauna mano smėlio pilį, arba baro dėl to, ko nepadariau. Supykti nėra blogai. Blogai, kai mano pyktis skaudina kitus. Todėl, kai jaučiuosi piktas, bandau prisiminti, kas man padeda nurimti. Pavyzdžiui, gilus ir lėtas kvėpavimas. Įkvėpti ir iškvėpti. Arba valandėlė praleista mėgstamoje, slaptoje vietelėje. Papasakojęs artimui, kodėl pykstu, padedu savo nuvyti šį jausmą šalin. Pasitaiko, kad supykstu taip stipriai, jog net pamirštu, kad išvis mane supykdė. Tai supratęs imu juoktis. Taigi, vaikai, perskaitėme 2 knygeles, labai gražias. Ir dar noriu jums parodyti šių knygelių kolekciją, kurią jūs galite įsigyti ir Pegaso knygynuose. Šių knygelių yra visose knygynuose ir jeigu patiko šios knygelės apie emocijas, jūs tikrai galite jas įsigyti ir turėti namuose ir skaityti. Taigi pirma knygelė, kai supykstu, kai esu laimingas, kai man liūdna, kai jaučiuosi vienišas, kai jaučiu pavydą ir kaip aš jaudinuosi. Taigi, ačiū labai vaikai už dėmesį, ačiū, kad klausėte ir iki kitų susitikimų. Iki.